turėtumėm rodytis. Labas vakaras. Labas vakaras. Tuoj pasitikrinsim. Dai. Jolita nori pasišėrinti, ar ne? Gal gerai, pas mane aš pasidalinau, tai užeis. Rodom. Viskas. Tai labas vakaras visiems. Vėl trečiadienis. Ir vėl mes su Jolita. Tai kas mūsų nepažįsta, aš esu Indrė Simanavičienė, 4 knygų autorė, meditacijų instruktorė ir mano svečia šiandien yra Jolita, menininkė, kūrėja, aš jau vadinčiau ją dailininkė. Ir šiandien mūsų tema yra meilė savo šių dienų akivaizdoje. Sveiki. Labas vakaras dar kartą. Tai mes turim kelias minutės, bet turbūt mes pradėkim, kas norės, tas mumis pasivys. Tas mumis pasiklausys, ne? Tai šių dienų aktuali labai tema - meilė savo. Tai kas tas meilė savo yra mums šiandien, Jolita? Kas buvo, pavyzdžiui, jeigu... Kas buvo? Man dabar labai pasikeitė, kaip anksčiau buvo ir kas yra dabar man meilė savo. Tai labai du skirtingi dalykai. Anksčiau buvo ta meilė savo apie išvaizdą. Apie išvaizdą. Apie išvaizdą. Daugiausiai apie išorę, nes taip kažkaip buvau išmokinta. Tai žiūrėk, ar meilė savo tau tada nebuvo lygų įvertinimas iš išorės? Jo. Taip. Bet viskas susidėjo ir išvaizda, ir veiksmai su įvertinimu. Tai gerai, tai kas tau būdavo ta meilė savo, nes jeigu tu gauni iš išorės įvertinimą, tai mes tada kaip? Mes tada atkreipiam, tada aš save myliu, tada aš save priimu, tada manim viskas yra gerai. Viskas gerai, reiškia, pasitvirtini jau, kad su manim viskas gerai, man nieko netrūksta. Jeigu tiek vidumi, tiek išvaizda, jeigu kažkokia poelgiai atitinka visuomenės, tuos iškeltus, tuos standartus kažkokius, būk tokia, jeigu atitinki, nebūk pikta, būk pasitempusi visada, žiūrint kokioj tu aplinkoje augi, kur tu augi ir ką tu girdi. Bet apskritai nesvarbu, kur mes augom. Tais laikais, kur mes augom, tai buvo maždaug visur vienodai, mokyklos, darželiai. Būk patogi, būk tyli, būk mandagi, kas ten dar būdavo. Nesipriešink, nesakyk, kas tau nepatinka. Tokia gera mergaitė, būk, aš kaip sakau. Bet tada ir būdavo, reiškia, nepasakyk ne. Taip. Būk patogi visiems, jo. Būk patogi, kad tik neišsiskirt iš minios. Neįsišok. Tai tada, reiškia, mes mylim save, bet kaip čia būdavo viskas apgaulinga. Bet taip pat tokia meilė savo atrodydavo. Ir kuo daugiau atrodo dėsi, dar kažką prisilipdysi, vis kažkaip negana būdavo. Bet kaip manai, ar mes tą meilę savo suprasdavom dėl to taip, kad būdavom jaunas, ar dėl to, kad mes neturėjom savo patirties, kuri labai mumis užgrūdino ir užaugino? Ne, aš manau, kad čia gali gyventi iki nežinau kiek metų, nėra tos ribos ir tu dar nemylėt savęs taip kaip dabar, aš įsivaizduoju tą meilę savo. Manau, kad mūsų patirtis labai, čia vienareikšmiškai, man tai 100%. Kodėl aš neku, nes aš ir dabar dar konsultacijose turiu daugybę iš tikro moterų, kurios meilę savo lygina, jeigu gauna iš išorės, ypač iš vyriškos lyties atstovų, dėmesį, nežinau, ten meilę, dėmesį, nežinau, santyki galų gale, partnerystę. Jeigu to nėra, pas daugelis moterų turi tą problemą mano konsultacijose, reiškia, jeigu to nėra, aš nemyliu savęs, aš negaunu patvirtinimo, bet ar tu įsivaizduoji, kokia šių dienų tai yra didžiulė problema? Ir kodėl mes vis garsiau, daugiau apie tai šnekam, kad ne apie tai yra savęs sprendžimas ir meilė savo. Taip, bet tokia meilė savo labai reikalauja tų pastangų begalinių, tu turi vis dėti ir negana, ir vis kažko trūksta, atrodo. Labai gerai pasakėjai, negana, nes visada bus, kam tu nepatiksi. Jo, ir atrodo viskas. Kaip manai, kas tada prasideda, kai tave šitai plaki ir kažkam nebepatinki, negauni patvirtinimo ir ką mes tada turim? Tai tada kaltini vėl, gėda kaltė ant savęs, kad... Gėda kaltė.
kad tu nepakankamas esi vis dar, tiek jau padaręs, dar tu neįrodai kažkokio savo vertės kitam per tuos veiksmus, atrodo vaikam, bandai viską ko geriausiai, kuo švariausiai juos aprūpint. Ir kas yra, kad vis atsiranda kažkas naujo ir tu nori tą išbandyti ir taip niekada nėra gana. Vieną dalyką, kitą, kažką, nu, nesvarbu, technologijas, kažkas grožio, kažkas procedūras, belekas, va taip, ir tu vis bėgi, kad ir man reikia, dar man Bet reikia. kaip tu manai, minėjai vaikus, bet kaip tu manai, nuo ko visą tai prasideda iš tikrųjų? Nuo ko visą, iš kur tie vaikai supranta, kas yra meilė savo ir kada aš jau atseit nebemyliu savęs arba nepriimu savęs, arba, pavyzdžiui, kad manęs nepriima ir neįvertina. Ir va čia yra labai esminis taškas, ar tu nepagalvoji, ypač su vaikais šeimose, esminis taškas sėsti ir kalbėti, kad palauk, ta meilė savo ateina. Ne apie tai. Taip, ne apie tai, ne. Kažkaip pas mane dabar nėra tokių dalykų. Aš mokinu, kad nedaiktuose ir nereikalauja vaikas, tiek jam, nu, kaip tik džiaugiasi ir vertina tuos dalykus. Tai vadinasi, tai aš nesakau, kad mūsų šeimose yra, bet ką mes auginam, kokia yra vertybės ir pagrindas, ne? Bet aš žinau vieną mergaitę, kuri buvo 14 metų ir jinai reikalavo mamai, tiesa, čia vyko Klaipėdoje, reikalavo mamai eiti pas plastikos chirurgus ir tobulinti veidą. Aš kai tą istoriją išgirdau, iš tikrųjų per televiziją, aš sėdėjau ir aš buvau pakraupusi realiai. Nes tai normalu yra, pas mūsų visuomenė tai yra normalu, kad save taisyt, kad būtų gražiam, pasitempusiam ir viskas per išorę. Viskas ne viduj, kažkur apie vidų nėra, pas mums kaip ir vidaus išeina taip. Viskas daiktais matuojama. Ar tu nemanai, kad čia yra tarp kitko truputį Lietuvoje problema? Gerai priėjai. Nes jo, tikrai. Ir vat gerai, kad paminėjai šitą, nes ir aš esu dabar gyvenu Airijai ir palyginimui, kai grįžti į Lietuvą, tai noris, jau atrodo, aš jau ten Airijai visiškai galiu ir nepasidažius, nieks manęs nespaudžia, nes jie patys taip vaikšto į parduotuvės visur. Ir jo, jie nesvarbu, ar proga, ar neproga, gali bet kada ir pasipuošus, ir nepasipuošus pamatyti. O vat jau Lietuvoje aš kažkokią jaučiu tokį, kaip ir net atsakomybę, žodį pamiršau tą tokį, kad privalau būti pasitempus, privalau eiti, nes matau iš kitų, kaip jie, pavyzdžiui, bijo po darbo eiti parduotuvę, čia yra su kažkokiais, taigi ir sako, su tokiais kokiais purvinais batais čia atėjo į parduotuvę, pas mus kokie vaikšto, pas mus į barus vaikšto, taip. Aš žinau, apie ką tu šneki, nes aš irgi. Žinai, kai aš grįžtu kartais į Lietuvą, bet čia tarp kokios asmeninės istorijos, kai aš kartais grįžtu į Lietuvą ir aš išgirstu iš giminaičių, nu, bet tu biškį pastambėjai. Aš klausiu, tai kur problema, kad aš pastambėjau? Tai tu negražiai atrodai. Labai išoriai, labai viską atrodo investuoja ir lipdo save dar tiek, dar biškutį ir niekada negana, nes vidus yra tuščias. Kodėl bus gana? Kada bus jo, nes... Kai vidus tuščias, kiek tu gali save lipdyti? Atrodo, krauk, kiek nori, lipdyk ir vieną, ir kitą, trečią siuntinuką, ten nuvaryk kažkur, fotkytę pasidaryk, bet vis tiek, nu kiek tu taip vargsi, kiek tu taip bėgsi nuo savęs. Čia toks bėgimas, neatsisukimas tiesiog į save, į savo vidų ir nemokėjimas, aišku. Ir nieks nesako, kad visi Lietuvoje taip žmonės, bet vat, yra ta tokia, vat... Ne visi, bet social media mūsų daro didelę įtaką, ne, sakysim, ir kadangi mes lietuvės, mes apie tas lieknumo kultas, jaunėjimo kultas ir to grožio kultas, aš jau nešneku apie operacijas plastinės ir visos kitos procedūros, kurios yra beprotiškai madingos šiai dienai. Taip, tu turi atrodyti kažkoks standartas, yra va taip ir taip, kaip nupiešta, ir visos eina, pasižiūri į tą vieną tokį plakatėlį, aha, taip turi atrodyti ir siekiamybė tik tai. Tai mes su tavim nestandartas. Ne, visiškai turbūt. Ir va, dabar prisiminsiu, gal visai bus gera akimirka įsiterpt, kad aš pati vaikystėje nebuvau standartinė iš klasės, nes pavyzdžiui pas mane aukštos galbūt būdavo, aš ten mažiausia, aš buvau ir putlutė tokia ir visada labai jau nuo pat mažumės išgirsdavau tokį komplimentą,
įsirėžęs man toks labai geras komplimentas. Nežinau, ką reiškia tas žodis, bet koks pleckas, čia juokingai skamba, bet man, tai tokiam mažam vaikui, aš tada jau supratau, kad čia nėra komplimentas. Ir visada mane sekė tavo tokia, to apvalumo kažkoks, kad aš per stambi, aš per daug sveriu. Bet kiek tau, Jolita, buvo metų? Daug metų man. O Dieve, aš sakau, mažiutė, aš savęs nepamenu su pampersais, kurių dar nebuvo, plikų užpakalių, tikriausiai lėkiau per kambarį, bet kažkas atėjo, kuris pasakė ir man labai įstrigo, aš sakau, 3-4 metukai, aš atsimenu. Ir taip ir tęsiasi iki, aš pasakysiu, daug metų, 30 tikrai. Aš vis jausdavau, kad ne taip atrodo, mano figūra ne tokia, kokia turėtų būti, ne per žema su. Bet tai kaip tada tai ištaisyti, nes įsivaizduoju, mūsų video tikslas tai yra pakeisti nuomonę, ne pakeisti, tarsi, kad meilė savo yra, kai į savivertę, kelt savo savivertę tiesiog. Nėra taisyklių, nėra, žinoma, pradžiai pradedam ieškoti, nuo kur tai prasidėjo. Bet kaip Jolita, kaip ją pasikelti, jeigu tu nežinai, kas tai yra, jeigu tu su savim nedirbi, jeigu tu iš išorės girdi, kad tu tokia, anokia, šiokia, trečiokia, tu ieškai komplimento, ieškai įvertinimo, ieškai patvirtinimo, kaip pradėti, ką daryti, kokia didžiausia yra žmogaus baimė ir ta nemeilė sau. Jo, vienatvės turbūt, atsiprašau. Nes jeigu tu pasirinksi ne taip, kažką padarysi ne taip, pasakysi ne taip, atrodysi kažkaip, kad ir laivę susivėlus išlystum, tai jau nelabai, sakytų, kokias čia iš kažkur išlindę, apie ką jo šneka, apie kokią meilę savo. Tai vat. Bet čia yra labai didelė problema, nežiūrėk, iš tikrųjų dabar daugelis mentorių, psichologų, psichoterapeutų turi be galo daug darbo su savivertė žmogaus ir su meilė savo. Kai reikia viską pakeisti iš išorės. Tiesiog rinktis kiekvieną, daryti sprendimą po sprendimo mažą, kad ir aš noriu, pavyzdžiui, nesvarbu, jeigu iš išvaizdos, sakykime, pakeisti tą šukuoseną, bet tau sako, kad tau tinka taip. Visi sako. Vis tiek turi pasirinkti tas savo, tą didžiausią, tą tokį norą, kiek tu kartų svajojai apie tai, kiek kartų neleidai to savo padaryti. Aš irgi turėjau kažkada labai ilgus plaukus, aš apie išvaizdą, nes man irgi tai. Tavo estetika svarbu, nes tavo darbas buvo su estetika. Aš ir, pavyzdžiui, pati dirbu makiažuose ir galvodavau, kad man tinka tai ir aš bijodavau prisitrumpinti tos plaukus, nes ilgi plaukai gražu. Bet žiūrėk, kokius mes turime įsitikinimus. Tai jeigu aš neturiu antakių ir nagų, tai realiai netitinku estetikos standartų. Jo. O jeigu aš vis tiek save tokia myliu, ne? Ir ką aš noriu privesti prie ko? Aš kai pradėjau mokintis, kai eiti save, mumis meilę savo mokindavo ne tiek, kiek mes turim suknelių spintoje, kaip mes atitinkam influencerių social medijos standartus, o pirmiausia, kad aš renkuosi saugią aplinką. Taip, kur nori. Taip, kai aš atskiriu, kur kyla pavojus mano fiziniam kūnui, kur aš palieku erdves, svarbiausia, čia yra meilė savo, kai aš pasakau, aš to erdvėjai, kur man kyla pavojus, nežinau, šeimose, žinot, kai būna smurtas, belekur, nesvarbu, šeimose. Taip, pirmiausia, taip. Meilė savo kyla nuo savęs saugojimo, nuo savęs priėmimo, nuo nebijojimo likti vienai. Nesvarbu. Čia prieinama, man atrodo, vis tiek ta pačiu pradžia prasideda vis tiek toj aplinkoje, kurioje, tarkim, aš dabar negaliu pakeisti, ne, tos aplinkos, bet vis tiek tu pradedi pastebėti, atskirti, kad jau čia kažko iš manęs nori. Ir kad tau jau pastebėti, kad tau jau tavo kūnas traukės, kad tau nebepatogu, kad tu kitaip, ir tada jau taip, ir tada jau renkiesi, ar tu lieki toj aplinkoj, kur tave menkina, kur tave visada reikalauja, kur visada per maža jautiesi. Tada renkiesi, ar tu lieki ir nieko nekeiti, ar tiesiog kažkaip gražiai pasitrauki. Bet tą lieki ir nelieki reikia didelės drąsos. Taip, rinktis. Taip, rinktis. Visur reikia labai didelės drąsos, jeigu nori pamilti save. Lygų drąsa būti kitokiam, nesuprastam, atstumtam.
Bet ten, Jolita, kur tu nori keistis, visada bus tas, kas tave norės pasodinti į tavo seną vietą. Reiškia, bus kritikos, reiškia, bus norėjimo, kad tu tylėtum, reiškia, bus kaltinimo 100%, reiškia, bus to, žinai, norėjimo, kad manipulacijos tavimi, manimi, tavimi vis apskritai. Kad, ką tu čia nusišneki? Taip, daug, tada susiduri su daug ir tų abejonių, ar tikrai aš čia tokia, ar gal jie iš tikrųjų čia teisūs yra, gal aš čia per daug jau noriu, gal aš čia, reikia galbūt tikrai kaip visi, ko aš čia iš savęs taip spaudžiu, tikrai tempia ir tuos čiuptuvus kaišia ir ilgai reikia tiesiog išbūti, atstovėti, vis tiek rinktis iki galo save, kad... Bet kaip susidoroti su kritika žmogui, kuris neturi vidinės ašies ir drąsos? Tu įsivaizduoji, kaip čia yra stipru? Nu, sunku, yra labai sunku, nebus taip, kad bus labai lengva, bus labai stipru, labai skaudu, labai sunku, ypač, kai yra artima aplinka. Jo, ypač tai pasakysim, kaip aš sakau, niekada nešneku apie santykius vyrų ir moters, bet dažniausiai būna taip, kad menkinimas yra vienodai iš vyrų ir iš moterų vienodai. Mes tik šnekam kaip moteris apie vyrus, būna vienodai, kad tu nusišneki, tu kvailas kvaila, tu durna, ką tu čia sugalvoji, tu nieko nepasieksi, ką tu be manęs darysi. Taip, labai. Standartas būna. Tai iš kur tos drąsos gauti, pasakyti, man nesvarbu, man neberūpi, ką tu galvoji, aš išeinu iš to santykių. Viskas, aš išeinu. Kai jau pasidaro nebe malonu, nebe jauku ir tiesiog tu nebegali išbūti tame. Kaip tu galvoji, Jolita, kodėl daugelis moterų ir nežengia to pirmo žingsnio ir nepalieka? Baisu, o kas už to slepiasi, o kas bus rytoj, o kaip išgyvensiu, daug milijonų klausimų, o kai žengi tą žingsnį, ne automatiškai reikia daryti dalykus, bet tada ir ateina tau palankios tos situacijos, atsiranda, kur galbūt kažkas pasiūlo apsistoti, bet jeigu tu visada tame esi, tu ir nematai to sprendimo. Kaip ten sakydavo, tu ženg pirmą žingsnį ir toliau viskas pasitrauks arba viskas... Taip, tikrai reikia tik išlaukti, nebijoti išskaudėti, nebėgti nuo skausmo ir išbūti. Čia yra labai svarbu, žinai, kai tu renkėsi save ir kai tu jau pradedi save mylėti, tu tada nebebijai ir tų liūdnų jausmų, parodyti, kad taip, nes mes dažniausiai, kai esame iš išorės, tai visada linksmi, geri, kaip tu sakai, visiems priimtini. Bet ne, aš galiu būti liūdna, aš galiu būti pikta, aš galiu būti, nežinau, man nepatinka. Čia tarp kitko apie ribų nustatymą yra. Ir apie pasakymą ne. Taip, oi, labai sunku, labai reikia mokintis, labai laužyti save, mokinti duoti laiko viskam. Nes tikrai nėra labai saldu pasakyti ne, labai tada susidurti, kas čia, aš čia toks, kad aš čia pasakyčiau, nu tik reikia padėti, tada aš būsiu negeras. O kas bus, kai pasakysi ne? Kas gali atsitikti, kai pasakysi ne? Baimė būti atstumtam ir palikti, tai vienatvė, vis vėl bijai likti. Tai geriau einu per save, lipu per save ir sakau taip, nors va čia viskas čia surakinta ir sakau nenoriu. Labai iš tikrųjų yra sunku, daug kartų galim suklysti, bandyti, bet ne tame problema, mes galim daug kartų, svarbiausia išdrįsti visam laikui tai padaryti. Daug kartų galim klupti ir keltis ir vėl bandyti ir tai labai stipru yra, labai sunku iš tikrųjų, bet ką pasakysiu, kad tai neslypi joks baubas už to, slypi tik tais daug geresnis gyvenimas, jeigu tu ten jau nebegali tam santykė, tu esi žeminamas nuolat, toks, anoks, tai taip, skaudėsi, nebus lengva, bet bus verta. Bet koks skirtumas, jeigu skaudės, bet jeigu čia labai grubiai sakau, koks skirtumas, jeigu man skaudės, bet aš pasitrauksiu nuo ten, kur mane žemina, kur mane, sakysiu, kur mane menkina, kur mane gal fiziškai skriaudžia, nes taip yra, milijonai yra tokių, nebūtinai tuo partneriuose, apskritai, šeimose, draugų būriuose, bendradarbiai. Jo, daug kur. Aš pasakau ne ir traukiuosi, bet ką daryti su kalte ir gėda? Ką daryti su kalte ir gėda? Kuri automatiškai ateina ir aplanko, nes aš pasakiau ne, arba aš pasitraukiau, palikau ten kažkokią erdvę santykį ir man ateina kaltė ir gėda ir dar ateina, žinai, kas abstinencija. O abstinencija yra tame, kad, tai gal visai neblogai būdavo, ten, pavyzdžiui, visai, ten mes turėjom linksmų vakarų, ar ten visai jisai buvo geriausia draugė, visai jinai faina.
Čia kai atseit save bandai pateisinti ir tą kitą žmogų bandai pateisinti. Nežinau, man tai padėjo vis tiek išbuvimas, vis tiek tas loginis atsitraukimas ir vėl pagalvojimas, ar tikrai tai buvo gerai, pagalvok, pereik dar per tas situacijas, ar tikrai dar Va. reikia to dar 100 kartų. Bet matai, mums lengva šnekėti, kai ta savivertė yra jau padirbėta, ta mūsų savivertės padirbėta, bet aš sakau, kiek aš turiu tokių moterų, kurios jos kaip ir mato viską ir vis tiek sako, bet ne, aš nežinau, kaip man būti vienai, aš nežinau, kaip man gyventi. Na tada aš nežinau, kas gali padėti, jeigu pats neišdrysi, pats žengt, tada jau sakau, vis tiek tu prašysi kažkur pagalbos, klausi. Prašyti yra, nebijot prašytos pagalbos, kreiptis, nes man, pavyzdžiui, buvo toks įsitikinimas, kad prašyti pagalbos yra negalima, sarmata, aš nesusitvarkau, reiškiasi. Pala, o kodėl negalima prašyti pagalbos? Nes aš nesusitvarkau, aš pati galiu, pati viską visada, kaip ir visada visur namuose, santykiuose, viską darydavau, sutvarkydavau, tarkim, sakykime, pati. Čia, nekalbu, šiaip bendrai. Taip. Ir nukrypau nuo minties. Šuolis buvo. Būdavo gėda prašyti pagalbos. Būdavo gėda prašyti pagalbos. Tavo, kad tu stiprus, tu gali viską pats. Tai vis tiek išgirsti, gal kažkur išgirstos frazės, būk stiprus, eik, daryk, nepalūžk. Ir tokia, tai aš susitvarkysiu viską pats, bet kartais reikia netgi būtina prašytos pagalbos. Tai Jolita, išdrįsau. Žiūrėk, o tai kas tada yra siluetas, ne? Kas yra stipraus žmogaus, mylinčio save, turinčio stiprią savivertę žmogaus, portretas. Kas tai yra? Koks yra žmogus, kuris myli save, turi stiprią savivertę, turi stiprią savo ašį? Kas jisai toks yra? Koks yra mūsų visuomenėje? Dažniausiai, tai yra šablonai, ne? Tai kokie tai yra žmonės? Kitokie. Kitokie kokie? Jie nepriimtini, nepatogus. Nes jie renkasi, jie drąsiai, kaip kažkur girdėjau, dabar nebepamenu kokią frazę, bet labai gerą, stiprią, gal atsiminsiu, pasakysiu. Tie tokie revoliucionieriai, kurie keičia ir tokie nepatinka žmonėm, kurie garsiai šneka, garsiai sako, kad tau man nepatinka. Nebūtinai rėkti ir draskytis. Taip. Kartais užtenka pasakyti ne ir viskas, arba man tas nepatinka garsiai prie visų, ar aš išeinu, tarkim, iš čia, nes aš negaliu toliau to klausytis, bet nereikia iškelti ant dramos ir išmėtyti visko į šonus. Nereikia, bet tokie žmonės, kaip tu sakai, jie nepatinka kitiems žmonėms, nes jie ateina su savo energija. Tyliai gražiai pasitraukia. Jie ateina su savo stiprybė ir sako, ne, man taip netinka. Kas dažniausiai tada būna? Kas dažniausiai būna, Jolita? Apšmeižinėjimas, kritika, didžiulė kritika. Taip. Nežinau, prisigalvojimas, visko, koks jis yra blogas. Komentarai mūsųgi visokie, pakomentuot, kaip visi geriau žino, ką tau reikia daryti, kur tau reikia eiti. Tai kaip šių dienų visuomenė, įsivaizduot, auginam mes jaunus žmonės, auginam mergaitės, auginam berniukus, kaip kurti tą pagrindą savęs meilės ir savigarbos, kaip tu sakai, nelipant kitiem per galvas, ne iš to, žinai, agresyvumo ir arogancijos, bet iš to tvirtumo, kad aš renkuosi save. Mes turime abi paauglius vaikus, ne? Kur yra esminė, sakysim, taisyklė, aš labai negražu žodis taisyklė, kur yra esminė mintis, kad kaip tam vaikui, ypač jaunam vaikui, įskiepyti, kad meilė savo tai yra, kai tu save renkiesi, nes ypač paauglių, ne, mūsų mąstymas. Taip paimti ir pasakyti. Ir vaikui iš vis, aš manau, per pavyzdį kažkokį labiausiai, nes tu nepaimsi ir neįkalsi tam vaikui, kol per patirtis jis irgi pamato. Per savo patirtis mes dažnai norim vaiką apklot, kad tik nesusidurtų jis su ta nemeilė savo. Tiesiog aiškini, kad nėra, pastebėk tu pats, aš tai klausiu, kaip tu galvoji. Ar ten draugas tau... Ne, aš stengiuosi pati, kad jis pamatytų tą situaciją ir tada jau savo nuomonę pasakau, kaip man atrodo. Aš manau, tas didžiulis tėvų pavyzdys atrodo, net nieko nereikia daryti, jie mato.
kaip tu, taip ir jie iš paskos vat, eina. Vis Taip, tiek galiausiai jie išmoks, aš manau. Gal aš ir susidurs paskui vis tiek su tais sunkumais neišvengiamai, mes visi susiduriam. Bet aš dar norėjau akcentuoti, ypač svarbu, kokį pavyzdį iš mūsų mato, ne? Nes tarkim, yra daugybė suaugusių moterų ir aiškus ir tėvų, kurios mergaitės realiai esu mačiusi ir girdėjusi, nu realiai gėdina, realiai žemina, Jo, realiai žinau irgi arba taip, arba tas pavyzdys yra, kur, žinai, nu, jauną mergaitę veda į tokias procedūros, kur tai mergaitė Dieve mano dar gyventi į kitų soliariumų, sakysim, nesvarbu, Nu, soliariumų, taip. kitų Tai čia procedūrų. dar gerai, bet vat, kaip klausėmės laidą ir tu klausėsi ir aš klausiaus, kad Taip, 14 metų mergaitė nori lūpas pasitytinti, kad jos lūpas taip. yra nenormalios kažkokios. Ir Tai kokios iš, dabar tos lūpas, kokios dabar tos lūpas turi atrodyti, kaip turi atrodyti tos lūpas atrodo. bet iš kur ta mergaitė, 14 jau metų? iš kur išgirdo? Taip, iš aplinkos, savo aplinkos, nes iš kur mes išgirstam iš savo aplinkos. Iš gerai, televizija, Instagramai, taip. Tai tada reikia mažinti, reiškia, tokius dalykus, kad kuo mažiau, aišku, neprieisi, bet aš manau, tas, vat, ką vaikai mato, ką jie mato, ir vat, patampa įpročio, ir aišku, tu pats gražiai pakreipi. Bet tada retorinis klausimas iš tikrųjų, kur visą tai mumis nuves, jeigu mūsų jaunimas toks auga? Aš užsirašiau, sakau, tavęs paklausiu irgi, kaip tau atrodo, va šitoj skubančiai mūsų visuomeniai. Nes aš tiesiog dar truputį apie save, apie savo meilę savo iš jaunystės, apie savo priėmimą savęs į savivertę, nors prieš 43 metus, nu sakysim, prieš 35 metus, kai aš jau supratau, kas vyksta aplink, ir kai aš jau išsiskyriau iš minios ir aš supratau, kad aš į standartus tai neįtilpu. Ir aš šitas paneles iš tų žurnalų, ten būdavo lyg panelė, dar kažkas, kosmopolitanai būdavo, aš su jom nelygiuoju. Ir va tada man reikėjo užsiauginti savo tą savivertę, savo meilę savo, savo suvokimą, nes nu, tu eini ir tu matai, kaip tu išsiskiri, ne tik išvaizda, ne tik ta prasme, kad ten, nu, nežinau, irgi trumpi plaukai, bet nu, realiai tu esi kitokia, tu šlubuoji, sakysim, ir taip, tas kitokia. Ir kaip atrodo, kokia tu atrodo turi būti. Taip, tas, bet jeigu tu jau sergi, tarkim, kažkuom, tarkim, nu, nerimas, depresija, tu jau viskas žiūri kaip į kitokį žmogų, nors jis visiškai mąsto taip pat, ir ta depresija nėra kažkoks vat, burbulas, į kurį patikai ir tu nebeišeini dieną naktį. Tai būsena tiesiog. Bet va, tas pats ir su negale, kaip žmonės skirsto, koks kitoks, nesvarbu, aš mačiau irgi laidą, sėdi moteris, tik nežinau, kokia ten liga vadinasi, mažesnio kūno, mažesnio ūgio, ir jinai sako, čia man va tik tokį kūną davė, man tokį kūną davė. Bet mano vidus yra toks pat, kas, nu, aš jaučiu tą patį, ką ir jaučiat jūs, o žmonės jau čia atrodo, kad jie kažkokie va, nesveiki. Bet matai, kai tu esi, pavyzdžiui, kai aš būdavau savo bendramžių būryje, ne, visur būdavo to bendramžių mokykloje, paskui nu, visuomeniai, aplinkoje, išoriai, draugų ratuose, tu turi, nu, aš tai, sakysim, taip greitai rasdavau tą prieimimą, prieėjimą prie kitų, ne, bet būdavo visokių, visko būdavo. Tai aš paskui gal pakalbėsiu knygoje, parašiau visą kitą, kai būdavo atmetimo reakcija, kai būdavo grubumo reakcija, kai būdavo iš karto atsikirtimo reakcija, kad tu prie manęs geriau nelįs, tai čia yra apsauga. Jau tokia išsiugdžius buvai. Jo, išsiugdžius labai net išsiugdžius, bet būdavo iš tikrųjų tų tokių, kad, žinai, ypač jaunas žmogus, kuris tą turi va tokį nusistatymą, bet paskui sakydavo, kad ne, su tam viskas yra gerai. Kodėl? Todėl, kad tu neakcentuoji šito pati, jie pažiūri, ai, nu tai tu viską normaliai darai. Kaip pabendrauja, supranta. Gyveni, ir mokaisi, tai dar ir tą turi, ir tą darai. Bet čia yra labai gilios temos, čia yra kitos temos, čia yra, bet va tas, o kai tavęs nepažįsta, kai tu eini gatve ir, pavyzdžiui, kai tave atsisuka, tave realiai atsisuka nužiūrėti, nes tiek yra smalsu. Man imdavo ir juokas, ir kartais pyktis, priklausomai nuo mano nuotaikos. Nu, bet, ko tu nematęs, ta prasme, realiai, ko tu nematęs. Bet va čia taip tai tiesiog yra priimtina ir tas atikėt. Ir daug kas, va, suaugę žmonės, atrodo, vis tiek gyvena va tų
išgirdo pro vieną ausį, kažkas pasakė, tada kitam pasakė, ai taip, tai žinok, jis yra toks ir toks, tu su juo nebendrauk. Jau tos išankstinės nuomonės. Oi, Čia, oi. e, oi, aš pati buvau tokia auka tų išankstinių nuomonių, aš labai gal nesileidau jų giliai, bet tokia, pagalvodavau, ne, tokį vat ir eini pro gatvę pažinoti. Etiketės uždedam tas tai etiketės piktas, žmonėms, ane? tas tai atrodo labai piktas. Man Mhm. sakė, kad piktas ir tu jau atrodo, kad jis toks, vat, jo labai etiketės ir kaip sakai, va tas atsišaut, jau tu gyvenimas tave taip išmoko, tada pasidarai toks grubus jau. Jeigu Taip. kas pulsi iš karto, ne ant manęs. Ir puldavau. Ir realiai būdavo, kad, tarsi puldavau. Gintis iš karto gynyba, kad Net dar nelaukdavau, net labai nesicen. labai žaidžia, labai iš tikrųjų sunku paskui atsistatyti tą savivertę, kai esi vat, nuo pat mažumės kažkoks kitoks, tai tau, tarkim, yra fizinė, ne negalia. O aš neturėjau jokios negalios, bet aš jaučiausi kaip su negalia. Iš tikrųjų, man atrodydavo, kad kažkas su manim yra negerai. Ir tas... Bet žinai, Jolita, pas mane būdavo tokių situacijų, kur aš net atsimenu, kaip dabar būdavo draugų pažįstamų, kurios ateidavo ir rasdavo tame, kur problemos nėra, jos rasdavo problemą. Pavyzdžius, čia iš viso vaikiška, kad ten iššoko spogas ir negaliu į pasimatymą. Ir aš tada pasisodindavau ir sakydavau, tu apie ką čia šneki? Tu apie ką čia šneki, apie kokį tu spuogą? Tai čia irgi savivertės nebuvimas. Bet taip. Apie ką tu šneki, tu pažiūrėk į mane ir tu tą spuogą toj pamirši. Bet tai visada suveikdavo. Tai, bet toks, manau, laikinas spyris ir tada, paskui vėl ieškai tų stimulų, kas vėl tave paguos, kas vėl tave aukštyn iškels. Taip, nes tu pats negali savęs pakelt, kad tau su tavim viskas po velnių yra gerai šiandienai. Su tavim viskas yra gerai. Bet tas begalinis grinai ieškojimas, kad dar pasidarysiu kažkiek, sakau, aš labai norėjau iš išorės save prie. Ir darbais lygiai taip pat apsikraudavau. Ten nudirbsiu, padarysiu aukščiau. Kol vieną dieną žiūriu, o kur dar? Tai kada buvai verta, kiek reikėjo padaryti darbų, kad būtum verta meilę savo? Tai dabar nesuskaičiuojama, kiek daug. Užteko diplomų, užteko įvertinimų. Taip, jo, ir diplomai, ir taurės, ir įvykiai kažkokie paskutiniai buvo sugalvoti. Turiu padažyti, kaip pavyzdys, žinomą žmogų. Pas mane buvo manifestacijos knygutė. Padažyti mano buvo toks svajonė. Ir galvoju, čia dabar padažai, kas tada įvertinti, tada kas? Tada jau buvau tokio pusiaukelė į save, į savo vidų tą kelionę. Ir nieks nepasikeitė. Tai kaip aš čia taip norėjau, kažko tikėjaus didelio gauti, būti vertinta, panešiota, kažkas pasikeis, nieks nepasikeitė. Aš tiek siekiau, aš tiek ėjau, aš tiek dariau, tiek stengiausi kažkam įtikti, patikti ir nieko. Ir tada atėjo toks esminis lūžis, kai supratau, kad palauk, ne darbuose čia, ne kiek nudirbai, kiek prisikliuvai blakstienų ar kažko. Tai bet labai labai gyvenimas labai išmuša mus vėl, eini tiesiai, tik nusuk kažkur, tai žiūrėk jau kažką to reikėtų. Ir dar vis tik tas protas pagalvoja, gal tikrai, tai visada vėl reikia į savo tiesiai tą keliuką grįžti. Tai kaip įkvėpti klausančių šiandien žmonės? Aš pasakysiu kažkam, mylėk save, bet tai niekas nepasikeis. Tai kaip įkvėpti tą žmogų? Nebijot atrodyti kažkaip kvailam, nes ten pasirink kažkur ne ten nuvykti, kur įprastai visi važiuoja, tu jau būsi kvailas, eini į kažkokius kitokius renginius, tu jau net toks, nebijotų pasirinkimų rinktis, kurie tau atrodo, o ką pagalvos apie mane. Vis tiek pasirinkti, stengtis rinkti save. Nes tų galvojančių buvo ir bus iki pat mūsų gyvenimo galo. Man rašo, žinokis, komentarus, kad Lietuvoje labai stiprus kūno kultas ir jaunas merginas labai žaloja socialinių tinklų influenceras. Čia yra tokia šių dienų problema, aš neįsivaizduoju, aš net neįsivaizduoju, kada tai pasibaigs. Baisu. Iš tikrųjų, baisu, atrodo, kiek žmogus turi tų skylių, kad tiek reikia žaloti ir rodyt tada mažoms mergaitėms, kad ką tik pasidariau ir kaip aš išgyvenu dabar tą operaciją.
labai nėra jokių ribojimų ir Bet su jaunom mergaitėm ir ir su jaunais berniukais, tai vis tiek tai yra pradžia yra šeima. taip, taip, Yra mama. Aš manau, aš labai atsiprašau visų mamų, kurios galvoja kitaip, bet vis tiek tu turi sodinti savo vaiką, tu turi įdėkti tas vertybės tiesiog. bet Indre, o jeigu, Kaip? pavyzdžiui, nėra tų vertybių pas pačią Tai mamą, va, ką tada? Ta mergaitė va. lygiai eis to pačiu keliu ir aš matau daug pavyzdžių, kur mergaitės buvo 3, nu aš jau vyresnė buvau, tarkim, ne, man 18, jom 3 ir dabar aš jau matau, man, Mhm. tarkim, 30, jom 18 ten. Ir aš matau, kaip jos eina mamos keliu, jom tos pačios vertybės, tos pačios viskas, tas pats, kaip tada. Bet tada Jom tokios nereikia, mergaitės, jom bet normalu. Jolita, tada tokios mergaitės dar po 10 metų atsisės prieš tokius specialistus kaip psichologai ir eis į konsultacijas, nes ten ne tik meilė savo nebus, ten 100% bus patys blogiausi santykiai su kita puse, ten bus visiškai savęs nemylėjimas, ten bus ir belekiek problemų, ne tik savivertė, ne tik meilė. Nu, tiesiog, nes jeigu tavęs nėra, nu, jeigu tu neturi savivertės, neturi meilę savo, tu eisi paskui kiekvieną, žinai, va tą Taip, ieškodama paprašaiką, vis. kaip lietuviškai dažnai trupinėlių prašyti, Įmeskit man kas dėmesio nors prašyti, į mano. arba kaip tik va, tų diplomų rinkti, tų įvertinimų rinkti. Kai jau ateina suaugę žmonės į konsultacijas pas mane, aš visada sakau, jūs pagalvokite, ar visą tai, dėl ko jūs, nežinau, pergyvenate, prašote dėmesio po metų, ar bus svarbu. Kitas labai svarbus dalykas, kad tu vienintelis žmogus, su kuriuo nugyvensi, esi tu. Taip. Ir jeigu tu po savo 20, 30, 40 metų gulėdamas mirties patale, ar tu būsi laimingas taip, kaip tu nugyvenai, rinkdamasis save, ar tu šitiek turėsi gailesčio, kad visur save realiai išdavei. Taip stabdai ir tiesiog stabdai, įsijungia tas gyvenimo stabdis toks. Kad gyvenai dėl kitų. Ne ten. Kiek galima iš tikrųjų gyvenimo patirti, jeigu tu tik pradedi, bet kad ir labai bijai, kad ir dreba kinkos, kad tai atrodo, nu, nesąmonė, bet taip širdis nori, padaryk. Paskui pamatysi rezultatą, ne iš karto pasistebi, paskui pamatai, ai, ir ten pasirinkau, ai, ir tu prisikrauni, va ten yra gyvenimo. Bet čia, žinai, čia vėl kiti sako, tai vat mūsų laikais tai buvo pagarba kitam, o dabar tai visi apie save, dabar visi šneka, tik renkuosi save, tik aš ir aš. Bet tai todėl ir nėra pokyčio kol kas, nes mumis visi apskritai visuomenės senais laikais mumis taip ir augino, kad tik tais dėl kitų, tik tais darbas dėl kitų, dėl... Kažkaip tu vis tiek tu turi surasti tą tokį viduriuką, kaip tau atrodo, kad ką tu gali duoti žmonėm. Net apsikabinės vienas, kad tik nepaimtų, renkuosi save, bet vat, mes daliname, sakykime, dalinti su žmonėm. Ir nes daugybė yra žmonių, kurie gyvena dar kančioje, realiai vien todėl nesvarbu, kad ten bendradarbiai, draugai, kai jie visur bijo pabūti kitokie, nes jos visada kažkas, nu, ta prasme, jie nori būtent tie geri kitiem, kad tik juos rinktųsi. Taip. Draugai, kaimynai, giminės, nu, nežinau. Ir darbesni žmonės. Kaip ir kiek tu man sakydavai, kad, nu, pabūk su tuo. Gal tai atneš, nežinau, daug geresnį rytojų, nebūtinai rytoj išlauk, išbūk ir tu gausi daug geresnius draugus, kur jausis komforte, kur tau užteks erdvės, kur nereikės galvoti, ar tu čia teisingai sėdi, ar neteisingai, ar nusišnekėjai, ar nenusišnekėjai. Tik tam turi atėti laikas. Bet dar norėjau į tą bendrą visą, kad atitolt nuo tų televizijų, nuo to viso televiziją, kas yra, kur tik paskaitykim, visos Delfi, Alfa, propagandos, provokacijos, karas, dar kažkas, nu bus, tai bus, jeigu sakau bus, tai nukris ir aš net nieko nespėsiu sulaikyti. Tiesiog gyvenkim tiek, kiek galim gyventi ir atsiribokim kiek įmanoma, nieks neliepia užsidaryti rūsį ir nesinešti ten televizorių, tiesiog kiek įmanoma atsiriboti ir nuo ekrano. Iš tikrųjų labai daug ką daro, tau nuolatinė informacija brukama. Bet žinai, kodėl taip yra? Nes kaip, pavyzdžiui, pasiūlai žmogui rinktis tylą ir ramybę,
Labai daug irgi konsultacijų žmonių nemoka išbūti ramybėje nei Sunku. valandos. Ar žinai kodėl? Nu, mintis, taigi ten verda viskas, verda, Taip. verda, verda. Taip, nes kai tu esi ramybėje ir baimėje, tu išgirsti savo mintis. Kai tu išgirsti savo mintis, dažniausiai išgirsti tai, ko tu bijai. Kai tu išgirsti, ko tu bijai, reikia kažką su tuo daryti. Daryti, Ką taip. žmonės daro, jie pareina, ypač jeigu biški vienatvės, net ne biški, jeigu bijo vienatvės, pareina namo ir, kaip tu sakai, televizija, muzika, radijas, Instagramai, Facebookai, skrolinimai, kalbėjimas, ėjimas su draugais, išėjimas, kad tik Nuolatinis, kad tik nebūti Taip. toj tyloj savo. kad tik nepabūti su savim, bet čia viskas nuo to realiai ir prasideda. Tai ir prasideda meilė savo, kai aš atsisėdu ir pagalvoju, tai palauk, ką aš renkuosi šiandien. Tai jeigu aš renkuosi išėjimą, ar aš renkuosi iš tikro noro eiti, ar aš renkuosi, nes aš bijau būti su savim. Lygiai taip pat yra santykiai, kurie nutrūksta, nesvarbu su draugais, su pažįstamais, su bendradarbiais. Mes dažniausiai tų santykių bijome iš baimės likti vieniems. Reiškia, aš vėl renkuosi kažką kitką, išduodama save, kad tik nepasilikti vienai, bet aš nepriimsiu savęs, bet kad tik kitiem tikti. Va tokius dalykus pirmiausia reikia pastebėti, atsisėsti ir nesvarbu, kiek šiandien mums metų yra. Ir nieks neateis, aš pasakysiu savaime, taip greitai, va taip, rytoj, poryt, neskaičiuoti dienų, nereikia skaičiuoti dienų, tiesiog leisti skam būti, nes, oi, čia per daug jau sėdžiu vienas, oi, čia tas per daug, a čia per daug, ar ne, tai klausimai pradeda, a čia taip, vėl klausinėti savęs, taip, ar čia gerai, ar čia negerai, ar čia jau normalu, ar nebenormalu. Viskas yra normalu, jeigu tau jaučias komfortui, tau nėra tų taisyklių, tokių, nežinau, tokių, kaip tu, bet tylą išbūti rekomenduotum ar patartum. Žmogus su stipria vidinė ašim tokių klausimų nebekelia, nes tiesiog nebekelia. Jeigu man reikia ramybės, tarkim, aš vėl iš savo pozicijos, jeigu aš rašau knygą, jeigu man reikia ramybės, manęs neišves iš kelio jokie pasiūlymai išeiti. Pačių pradžioj, tarkim, kaip tą ramybę išlaikyti, kad nes tikrai yra vėl skambutis ateik, būtų faina, va toks, nu davai, renkuosi. Ir vėl pasirenki kitą, bet ne save. Bet sąmoningai pastebėti, jeigu aš einu, bet jeigu man va čia suspazmuoja, suspaudžia, reiškia, aš nenoriu, aš nieko jau pastebėti kūno. Tai pastebėti, pirmiausias žingsnis visada yra pastebėti, o iš tikrųjų, ką aš jaučiu, nesvarbu, apie ką mes šnekam. Pavyzdžiui, kaip visi žmonės turi baimių, didžiausios baimės yra vienatvės ir tiesa, ne? Tai jau vien tai atsakyti savo klausimą žmonės bijo, bet vadinasi, aš jeigu sąmoningai tai pastebiu, jeigu aš sąmoningai savo užduodu klausimą ir visada sąmoningai paklausiu, o kas blogiausio gali šitoje situacijoje nutikti, tai palauk, jeigu aš šiandien pasirinksiu save, jeigu man nesvarbu mano influencerė social media, kaip jis atrodo, man taip netinka, aš taip nenoriu, aš renkuosi šiandien save, kas blogiausio atsitiks, kažkokia draugė, ypač jauna mergaitė, kažkokia draugė. Bet kažkam tai atrodo labai skaudžiai ir kaip vos nemirtis, va ta vienatvė, tada, tai tos akys įsipučia, baimės. Ypač jaunam žmogui, ne, ypač jaunam žmogui, tai niekas nedraugaus. Tai ir tas, ir žiūri, kad, jau čia jau tikrai jau viena. Tai ar ta baimė būti vienai su patirtim sumažėjo, su amžium? Aš manau, su laiku, kai tu matai, kad čia nieks nedingsta tas gyvenimas ir neteina kažkokia tsunamis ir neišneša žmonių, kaip ir tu minėdavai visada sakydavai man, kad yra kaimynas, yra kažkoks kitas. Ateina tada kiti žmonės realiai. Ateina kiti žmonės. Bet tik tas reikia jam erdvės, nes jeigu, taip pat kaip ir spinta, jeigu pilna nėra ten, kur įkišti, tai palikti tuščią erdvę naujiems dalykams ir mes visą laiką bijom, o tai jeigu aš ten, tarkim, mane liksiu viena, tarkim, be draugių, be bendradarbių, tai kas su manim draugaus? Lygiai tokie patys ramūs ir tylūs ateis žmonės, naujos situacijos, naujos galimybės, naujos aplinkybės, kurios ir atneš tokius pačius ramius žmonės. Taip. Tai mes jau čia dabar apie vienatvės ir apie visą kitą nutolom, tai kas yra šiandien meilė savo ir savivertė, kaip atskirti, kur yra paviršius, o kur yra iš tikrųjų gylis. Ką visą tai su visuo tuo daryti ir kaip tiesiog kuo ilgiau išbūti ten. Pastebėti visų pirma, stebėti. Tas pastebėjimas yra pirmas toks jau žingsnis, kai tu jau pamatai, aha, čia netinka man.
Mhm. Ir ar Žinai, tau mes to tokie reikia? Ką tau tai duos, tie nauji batai, nauji plaukai, nauji nagai? Mes Tiesiog. tokie nepopuliarūs tampam tie, kurie renkamės tą tylą, ramybę, ne, kurie renkamės vienatvę dažnu atveju, nu tiesiog, ne, o ne draugų kažkokius būrius. Sumažėja laikiukai, Mes tokie kompiuteriukai. nepopuliarūs, tokie, ne, nu, tokie kažkokie išsiskyrę iš minios atrodom, bet čia ir yra viso ko pradžia iš tikrųjų. Taip, nebijot būt tam autentiškam, ieškot, bandyt milijoną kartų, aš kaip sakau, aš kiek kartų bandžiau ir kas yra, ir aš nesakau, kad aš nebebandysiu, aš bandysiu. Aš ir Bet vėl Jolita, kas tie nagai ir tie plaukai, kai jeigu tu padarai stiprų sprendimą, pavyzdžiui, palikti santykių, kuriame buvai skriaudžiama, sakysim, ne, tai nu, vat. tai prie ko čia tie plaukai, aš būsiu. Bet kad tą pamatytum, reikia laiko. Mhm. Nes nepamatysi rytoj, nes ten va ta gėdas, kaltis, tai visi pradeda lysti. Taip, Kaltė, kad aš abstinencija. bloga buvau, negera pati, tada matai tik savo tos blogiausius dalykus, ką blogai darai. Va toks, va grinai tas abstinencinis laikotarpis, jį reikia išbūti ir išlaukti kaip įmanoma. Eik pas draugę, kuri va tau, va, kaip sakai, kas tas pokas, va tokia draugė susiras, kuri tau sakys, nebandai grįžti, palaikytų tave. Vieną dieną, antrą dieną, pamatysi, po truputį suprasi, savaitę duok. Ne vieną dieną, čia ne dienom. Tikrai ne dienom skaičiuojama tokie dalykai, reikia neužsidėti kažkokio termino, bet išlauk jau pagerės ir pamatysi, kad va. Kaip dar Tada jau atskirti žmonės, atsiveria. kurie tave augina, žiūrėk, va čia labai dar gerą mintį, kaip atskirti žmonės, kurie tave augina, kurie yra patys savivertės ir meilės pilni, tie, kurie tavęs nekritikuoja, Nemokina, kurie palaiko. nekritikuoja, nemokina, nepatarinėja, gal tu taip, gal anaip. Ir iš veiksmų stebėk, ką šneka ir ką daro. Iš džiaugsmo, kad tu kažką darai, Džiaugsmas, taip. tu žengiai Ar pirmą žingsnį. paklausia, pasidomi, kaip tavo baigės Tai tas palaikymo, projektas, kaip tau ten, man atrodo, turi domėtis tavim ir tiek ir tu taip, savo draugu ar kažko domitis vienas kitu. Ir labai maža smulkmena, net tada, kai tau nesiseka, arba net tada, kai tu neturi tų priaugintų plaukų. Taip. Ir jeigu jau ateina draugė su žinutė, nu tai kur tu prapuolus, neparašai, jau ilgą laiką. Tai žinau, kad čia jau bando užmest ant tavęs kaltę. Bet čia jau tavo atsakomybė pasirinkti save ir gražiai atsakyti. Taip, bet va tas toks, su ta kalte, kai jau, va jeigu jau ateina su tokiu kaltinimu, kad kur buvai, kodėl neparašai. Va čia kitom tai randi laiko, man tai ne. Tai žinau, kad čia jau nėra tos draugystės. Man dar kilo toks klausimas, ar tu atsimeni, kada tu pirmą kartą pasakei tvirtai, ne, man taip nepatinka, arba ne, aš to nedarysiu, arba ne, aš to nenoriu. Kada buvo pirmas kartas pasirinkimas savęs ir ar tai lydėjo kaltė ir gėda paskui? Žinau, pirmo gal neprisiminsiu, bet tokį stiprų. Nu, sakykim. Man buvo stipru išvykti į kelionę vienai be vaiko. Ai, nes buvo kaltė. Jo, palikti, nes aš kaip mama jaučiausi, kad aš turiu jį visur kartu, negalima palikti vaiko. Ir labai Instagramas padėjo, va taip, auginti tuos vaikus, kai Instagramo mamos visur tamposi, tuos vaikus. Tik nepadėti, aš visur viena, jokių darželių, tarkim, sakykim, bet tas toks, žinai, kad viską susitvarkysiu vienas. Ir dabar aš palieku. Ir man reikia priimti sprendimą ne 2 dienom, o 2 savaitėm pasirinkti savo gijimą. Bet aš turėjau ir aš labai tada stipriai jaučiau, aš labai greitai pasirinkau, aš labai greitai taip, nelaukiu, kol ateis ten kaltė ir gėda, aš padariau, kai jau nebegalėjau atsukti. Tai jau man nebelik, aišku, galėjai ten užkaltyti kažkas, bet jau tada ir aplinka kitokia yra. Kur nėra tos kaltės, kur tavęs negėdina galbūt. Bet tu supranti, kad tą kaltę ir gėdą, tai tu pati ir tik tu pati jautis, ne tavo vaikas. Budelis, esi pats savo. Tai sako, aš esu pat girdėjęs, per televiziją irgi sakė apie komentarus, kaip reaguoja. Sako, jų komentarai, sako,
jeigu nors vienas pralenks mano, vat kaip mano pačios kritiką, tai sako, aš tam komentatoriui, nu, nes pats didžiausias kritikas tai jis pats savo. O tie kažkokie komentariukai. Aš atsimenu, kaip aš pirmą kartą pasakiau ne ir aš labai stipriai pasakiau tada ne, aš paskui savo paplojau. Tuo metu ir apskritai aš dar tuo metu vartojau, tai aš iššovau šampaną, nes galvojau, čia yra wow. Tai aš pastebėjau, aš savim pasididžiojau, aš paplojau savo. Tai buvo labai stipri situacija tada. Bet tas yra tos, verta vien dėl to jausmo, kai tu padarai kažką, taip, ir šiandien padariau dalyką, kur savo, taip sakau, šaunuolė, nors atrodo, kas čia yra. Mes labai bijom tų uodegų, velkas tos uodegos, po 2 metų ilgumo tos uodegos ir bijom paimti, jau viskas baigės, čik. Iš tikrųjų, dar labai gerai pasakai, kiek dažnai save giriam, kiek Jolita dažnai save palaikai, kiek dažnai save giri. Dabar tai dažnai, oi, stengiuosi labai dažnai pamatyti ir pasidovanot kartais netgi kažką ir pasidaryti savo pačiai vakarėlį namie. Kaip manai, kiek daug moterų yra tokių, kurios savo pasiploja ir savo pasidaro vakarėlius? Apskritai, vakarėlis, vakarėlis. Mažai, man atrodo, kad tą sprendimą padaryti ir už jį savo pasiplot, nes ten kartais atrodo, kas, tos baimės. Bet Jolita, tuo metu, kai tu savęs dar nemylėjai, į tokias moteris kaip žiūrėdavai, tos, kurios padarydavo sprendimą, savo pasiplodavo ir dar nuneždavo visiems stogus. Kaip į tokias moteris žiūrėjai? Su pavydu? Man tai gal, ką aš įsidarbėjau, ką iš čia nori iš to gyvenimo? Būk savo vietoj. Kokia jinai čia išsišokus, be vaikų, žiūrėk vaikus savo, kaip tavo vaikai ką veikia. Nu, keliauja jinai ten. Eik, būk su savo vaikais, ką vaikai. Nu, žodžiu, labai. Kaip erzindavo. Jo, matai, aš net nepastebėdavau, kad aš galvoju, kad aš čia normaliai jaučiuosi. Čia viskas, čia jos nenormalis. Aš tai būnu. Dažnai ir moteris vėl rašo apie toksinius žmonės kaip pašaliniai. Bet kaip mes dažnai šito nepastebim? Kaip mes dažnai, kai esame tokiuose santykiuose, nesvarbu, aš kaip laiką pabrėžiu, nesvarbu, su kuo gali toksinis žmogus būti ir kaimynė tavo, kurie ateis ir sakys, ir kaip svarbu tai pastebėti, kaip svarbu pastebėti manipulaciją ir sakyti, palauk, tu čia per daug. Tu jau per daug man reguliuoji, tu jau per daug lendi mano erdvę, aš tavęs neklausiau leidimo. Ir net čia yra daugybė žmonių, kurie nedrįsta. Pabijo pasakyti, nes, pavyzdžiui, aš gatvėje irgi susitikau, žiūriu, per varo, per gatvę jau atlėkė. Čink. Jau paklaus. Ir taip tiesiai šviesiai jinai man rėžė apie vaiką ir jo išvaizdą. Nu, tai čia jis... Ar neturi antsvorio? Nu taip pat. Neturi. Ar apie lygas, žodžiu, kažką ten paklausė. Sakau, su jam, su antsvoriu viskas yra gerai. Aš užbėgau įvykiams už akių ir tiesiog atskleidžiau, ką jis turėjo paslėpus. Ir tu turi nebijot, nes nieks neturi tavęs taip ir eiti ir badyti, atidaryti duris pas tave ir įveikti prikakoti ir išdaryti duris ir išeiti. Tai mes renkamės, įsileidžiam. Dažnai, kai mumis mokindavo tos drąsos ir meilės savo, kaip sakydavo, bet visada paskui ateis išbandymai tavęs, patikrinimai, ar tu tikrai eini tuo keliu, ar tu vis dėlto nusileisi į tą, kur tiesiog visiems patogu. Ir visiems gera, kol tu patogi, bet jeigu tu tik būsi nepatogi, tu tapsi bloga. Ir tada jie nežinos, ką su tavim daryti, jie tavęs, aišku, nebepriims. Nesakau, aš vėl pabrėžiu, nesvarbu, apie kokius santykius šnekam, apie aplinką, apie darbius, kaimynus. Nesvarbu darbe, aš, pavyzdžiui, pati kokia su toksiškam darbe dirbusi, kur tau prikabina visai ir tu net patiki, kad su tavim kažkas jau negerai. Ten, aišku, žmonės buvo biškutį, gal kažkas jau smarkiai. Bet kokią baimę turėjau išeiti iš to darbo. Aš nuolatinį stresą ten jutau ir man atrodo, kad tas stresas čia normalu, jaus tokį stresą. Tas kūnas kiekvieną dieną jį patiria ir net nebeatskiria, čia streso būsenoje esi ramioji. Visada kažkokiam lėkime net nėra kada sustoti.
žiūri teliką, išjungi miegį ir viskas, naktį O nejauti, kaip kodėl, kaip tu jautiesi. manai, kodėl žmonės bijo keisti darbus, Olita? Nu, tai tarsi, kas yra per įsitikinimai vėl nuo Kas mūsų bus žmonių? toliau, ar išgyvensiu, ar man pavyks ten įsimokėti, visokie, vat, gal turi įsipareigojimų daug, ar ne? Ir baisu, tai kaip bus, kaip aš paliksiu viską, ta nežinia. Mane, bent jau iš mano pusės, man tai buvo nežinia tokia, aš tos, vat, baimė keist, kažką daryti, judėti. Baimė keisti. Mes ko mes bijom? Mes bijom Pokyčių labai. nežinios. Ir Nežinio, pokyčių, naujumo, kažkokio naujo, visi labai prie komforto priprantam. Bet kaip tu galvoji, va dabar visai paprastas klausimas, žmonės, kurie rizikuoja ir padaro, išeina iš darbus, palieka kažkokius santykius, bet kaip ir tu pradžioj sakai, juk vis tiek kažkaip tai viskas išsirutulioja, kiek žinai žmonių, kurie išėjo iš darbo, Daug geriau bet savo išsirutulioja. norų nedirbo, tai čia yra kitas klausimas, jeigu aš noriu visągi, bet Ne. kiek žmonių, kurie ieškojo darbo, jo nerado, visi rado, ta prasme, visi Kuriems, nes tu vis tiek pažįsti save visų pirma, tu žinai, kad nesėdėsi, nelauksi, tu žinai, kad visada esi toks vat, nu, veiklus, atsakingas žmogus ir vis tiek tu eisi, susirasi kažkokį, pamatysi, vat, padaryti vieną mažą tokį pabandymui, ar kažkas atsitiko, ne? Ar kažkas atsitiko, nieks neatsitinka, labai daug baimių po to slėpės, kad kažkas subirės, nesusimokėsiu, sugrius, nepadarysiu, bet ir vėl baimės, nelauksi, vėl nešnekam apie baimės, ne? Baimės gyvenime. Viskas, kad sukaustų mus taip, kad nieko nedarom, geriau sėdžiam 10 metų viena, kur tų 10, daugiau, ir geriau mus menkina, ir mes taikomės, ir palauk, tu dar, jeigu dar nedirbi, išėjęs dar palauk, eina per gatvę ir klausia, ar tu jau darbingas, nes nedarbingas. Žinai, kaip suerzini, kai sakai, ne, aš nežinau, kai dar norėsiu. Tai kaip tu vėl tokį žmogų suerzini, kuris vargsta turbūt gyvenime. O tu išdrįsai padaryti kitaip. Tai Jolita, pabaigai, šiandien pabaigai. Kaip įkvėpti žmonės, kurie šiandien mumis klausosi, tos meilės savo, tos savivertės. Nu, va to tokio dėjimo, žinai, va tokio, kad būtų toks klikt. Vat aš irgi taip galiu, vat iš tikrųjų, vat aš irgi taip noriu, taip galiu. Kas bus tas kliks? Vat aš kaip pavyzdį čia sėdžiu, labai pasipuošę, nesakykime, pasitvarkę. Mes lygiai esam tokie pat paprasti žmonės ir visi, kuriuos jūs matote per televiziją, mes esam visi vienodi iš tikrųjų žmonės ir mums visiems yra sunku ir mes visi pereinam tos daug ašarų. Čia nėra taip, kad paėmiau, pasirinkau, žinot, kiek į pagalbę išverkta, kiek, kaip sako, krokodilo ašarom verki ir kodėl klausinėji, kodėl, bet vis tiek reikia pamatyti tą gražią pusę ir padėkoti, paskui gal jau bėgant pasimatys. Tai va, ir nebijot pasirinkti, kad ir nuo mažo, nereikia čia dabar eiti iš darbų. Mažą dėl savęs kažkokį dalyką. Nenori eiti kažkur, neik. Pasakyk, kad tiesiog. Ir pradėk mokintis nesiteisit. Ten istorija, bet tokį mažą, aš pat irgi pradėjau, atsimenu, tokį, parašau, negaliu į darbą, nekodėl negaliu, tiesiog negaliu, nebūsiu. Jeigu paklaus, trumpai aiškiai, va taip mokinuos, vieną kartą nepavyko, kažką jau jaučiu, pastebim, kur jau norim pasiteisinti, nes mes taigi norim būti patogus, gražus, ne šiaip savo, ašgi neinu, šiaip savo negaliu. Ir va taip mokint, ugdyt save. Per tos pasirinkimus mažus. Aš tai visada, nežinau, kaip linkėjimą, arba kaip tokį pavyzdį sakau, kai tu galvosi, kad nieko negali, ne tu, kai galvosi, kad nieko negali ir kad nedrįsti, ir atsimink, kad tas žmogus, kuris šiandien myli save ir turi stiprią savivertę, jisai irgi 100 kartų susimovė. Tai yra, kad nėra nei vieno žmogaus gyvenime, kuris nebūtų susimovęs, nukritęs, nepavykę, visi, kas ėjo ir kas save augina ir augino, visą laiką kažkada buvo ten, kur sklupo. Tai jeigu jie galėjo, mes visi galime. Mes visi esame atėję. Taip, mes visi esame atėję. Nepasilikto judo, jeigu va dabar kažkam yra tiesiog
nėra tų grožio, mes šnekam apie kažkokį grožį, ne? Vat, kad eik ten pas draugus, o jeigu nenori, visiškas nenorėjimas būna, kad tu nieko nenori, nei skaityti, ta prasme, dar labiau tau dar blogiau. Bet atras bent krislelį kažkokias dienoj, kad įsiplausiu aš tą galvą šiandien. Ir per prievartą padaryti, per prievartą. Ir už tos prievartos tada jau, aš jau čia padariau, jau užsidės, nes jeigu aš būčiau neišlipus, aš būčiau užlumbus visą dieną lovai. Ar ten juodoj to savo tamsoj ir tu taip į tą tamsą. Apie verkimą čia, apie viską galim verkti, viskas, bet tos tamsios akimirkos reikia pat save biškį paspirti, kad išeit, neįkristi tą auką ir turi nešti, tu pats turi save irgi išnešti. Bet kaip neįkristi į auką, kai auka sako, bet aš neturiu išeities. Tai va, čia nematymas. Aš neturiu jėgų. Jokių, baisu, čia jau yra baisu, nes aš, kai man reikėjo iš to išlipti, tai aš jau turėjau tokį kaip ir pagrindą, jau domėjausi apie saviugdą, tai man labai labai padėjo iš tikrųjų, tai todėl ir einam tuo keliu, kad paskui jau tu pasikloji savo, biškutį pasiminkštinį tą pagalvėlę, tą kritimą, nes tu jau žinai, kas su tavim vyksta. Bet yra žmonės, kad nesupranta, kas su juo vyksta ir tiesiog aukoja. Tai aš labiau gal tavęs norėčiau paklausti, nes tu labiau apie tai ir su tai žmonėm bendrauji. Aš tik iš savo patirties galiu. Tai... Aš tai visiškai dabar, kaip aš sakau, mes visi atėjome į tą pasaulį, mes visi lygus. Jeigu žmogus jau daug pasiekęs, jau užsiauginę savivertę, kaip ir ką tik minėjau, meilę savo, jisai irgi krito. Tai realiai mes visi esame vienodi. Net ne taip pasakysiu. Susimauti, taigi, tai irgi yra patirtis. Ir kai susimauni, svarbiausia, nekalt savęs prie sienos, čia irgi reikia pastebėti ir atskirti. Jo, padariau klaidą, nusišnekėjau, kaip aš susimojau, nepavyko kažkas. Bet kaip gerai, kad pabandžiau, nes kitą kartą žinosiu, kaip nereikia daryti, arba taip padarysiu kitaip. Tai tokius dalykus atskirti, nes yra tada tie, kurie įkrenta, kaip tu sakai, tą auką ir sako, o Dieve, daugiau gyvenime, aš nieko verta. Kaip išlipti tos, paduoti tas kopečias, ar paims tas žmogus tas kopečias, ar jis išsikirps, nes būna, kur tiesiog jis nenori būti išjudinamas. Būna, visur mato tik blogi. Nes aš ar įmanoma išjudyti tokias? Turbūt, jeigu pats savo nepadėsi. Čia taip kaip ir su alkoholikais, jeigu pats savo nepripažįsta, jisai nieko nebus. Tai, žinai, kiti gali daug ką sakyti, bet jeigu tas žmogus, jeigu jam patinka taip gyventi. Tos rankos, jeigu neimsi, tai jeigu tai yra jo gyvenimo modulis, jeigu tai yra jo gyvenimo pasirinkimas, stilius, viskas. Mano aplinkoje buvę žmonių, kuriems labai patiko verkti. Aš taip sakydavau, jiems tiesiog patinka verkti. Aš perkeltinę prasme, ne taip, kad verkti, bet pūstis. Kodėl? Jie gauna dėmesio. Jie gauna atjautą, jie gauna paguodą, jie gauna tarytum supratimą. Bet suprantate, kai tai tęsiasi, kai yra tai gyvenimo, jų stilius, žmonėms tada nusibosti. Bet tu matai, kad žmogus nieko nekeičia, nieko nedaro. Jis tiesiog pasirinkęs yra taip gyventi. Taip, tokių tada palieki. Taip, tu tiesiog pasitrauki, palieki, taip. Nes tada, čia jeigu jau mes gal truputį nusiplėtojam, bet galbūt kažkas žiūri ir ką tiem žmonėm daryti, kurie tempia tuos žmonės, tai turbūt tiesiog nusiraminti ir palikti, nes labai pasidaro per sunku, bet pradedi aukoti savo. Nes, žinai, iš tikrųjų, jie žmonės, kaip tu sakai, jie neprašė, jie tavęs neklausė. O tu, kuris tempi, tu tarytum nori jį gelbėti. Bet nereikia nieko gelbėti, jeigu jis neprašo. Taip. Koks palinkėjimas būtų? Koks palinkėjimas? Aš kaip visada ramybės, pasirinkimo savęs, atjautos savo būtinai. Mes nepratę save užjaust, mes nepratę save, matyta, ne? Mes tik skalpuojam ir kalam prie sienų. Ne. Kai tu atjauti save, kai tu pastebi save, tada prasideda meilė savo. Kai pasakai pirmą kartą ne, kai pasakai pirmą kartą man taip netinka, su manim taip negalima. Nesvarbu, kad paskui pasislėpia, gal nubrauksi tą ašarą, bet pasakyti ir išdrįsti. Ne, šitaip nebus. Yra didžiulis pirmas žingsnis. Tai aš šiandien linkiu pirmo drąsaus žingsnio, kuris pakeistų apskritai jau viską paskui.
Aš irgi dar pridėsiu, kad vat, daug moterų gal neleidžia savo net kavos išeiti vienai, atsigert, savo, pabūti su savimi minutėlę, kitą. Visada vaikam, viskas vaikam. Bet, Kai vaikai užauga, kas tada? Tada sako, mama, mes tavęs neprašym. O koks stebuklas įvyksta, kai mama būna pilna, energinga, susišukavus, graži, tada jinai tiek gali duoti, tai apsirūpinkim, čia ne savo naudiškumas, čia yra tiesiog irgi ta meilė savo. Arba ir kai išvažiuoja viena į kelionę, kaip tu padarei. Bet kokia mama grįžta, tai verta ir tie vaikai pasakys, mama, varyk, aš vat sūnų irgi vat pas draugę, tai sakau, ar šnekam, tai tu pas draugus ką darai, sakau, bendrauji, būni, džiaugiatės, paskui grįžti laimingas dalinės, tai sakau, ir mama lygiai taip pat išeina pas draugę ir paskui grįž ir tai klausia, tai kada mama pas draugę važiuosi, nes jis jau žino, kad tada mama nugrįžta. Ir tada ta meilė labiau tai šeimai atsiranda. Pasilgsi. Tai ramybės visiems. Taip. Ačiū, kas klausė. Ir viso gero iki kito karto. Iki.